Sveiki sugrįžę į sodybą, kuri jau turi pavadinimą. Sodybos pavadinimas Pasienio krantas. Todėl, kad ežeras ribojasi su siena į Baltarusiją. Pasienis, krantas, Pasienio krantas. Logiškai. Šiandien vėl prie darbų kimbam. Atvažiavau, imu grėblį, einu į krantą, pabandysiu sutvarkyti krantą. Žiūrėsim, kaip seksis. Prie darbo turbūt viską paėmiau. Tai va, parodysiu, kaip dabar atrodo krantas ir kad matytųsi kažkoks tai rezultatas, ką aš čia nuveikiau. O vis dėlto pamiršau peilį, tai teks dar grįžti ir vėl toliai atgal. Tai va, krantas atrodo dabar taip. Peilio man reikės tam, kad papjaustyti biškį nendrės, kad plačiau būtų turbūt šitas takas. Galvojau, čia truputį bus mažiau reikalų, bet čia šakos, visko pilna. Ajajai. Nu, pabandom, pažiūrėsim, nežinau, šitą pusę kol kas reikia ar ne. Kol einu pasiimti peilio, atsiminiau, kad neparodžiau dar vieno dalyko. Naujas statinys atsirado su dibeliai, žiūrėkit, ką turim. Wow! Vaikų žaidimo aikštelė. Tokią planavom ir senoje sodyboje jau seniai, bet niekaip neprisirašėm, reiks ir ten turbūt padaryti. Bet kol kas bent jau turim vienoj. Čia aišku dar bus patobulinta šiek tiek. Kol kas yra tik supinės didelės, atsiras ir mažesnės vaikiškos. Čia irgi tie du arba vienas atsiras tie vadinami gandralizdžiai, apvalūs tie gandralizdžiai. Žodžiu, laukiu, kada atvažiuos stogo skarda pavėsiniai. Skarda namui, nu tiksliau jau atvažiavus, laukiu, kada atvažiuos uždėti. Ir kažkas tada pasistumės darbai, pasikeis vaizdas. Dar šitą smėlio krūvą reikia pašalinti ir turim daug pridažytų lentų fasadui. Tai kol kas tiek. Kažkur 3 valandos darbo, efekto nelabai daug, kaip matot. Nu, dabar sunku pastebėti, nes dar viskas sudrumstas vanduo, nesimato kaip ten yra, bet nu, tikrai įsivaizduoju, kad eidamas jaučiu, kad ten dar daug visokių šakaliukų, žolyčių. Tai žodžiu, reikalų dar daug, bet su grebliuku vienam čia truputį per daug reikalų, tai galvoju, kitą kartą atsivežu sunkią artileriją. Ir pavalysiu kitokiu būdu, pažiūrėsim efektas, kaip grįšiu kitą kartą, kaip čia atrodys, bet manau, kad nieko gero. Ką, dabar lekiam ilsėtis ir grįšim kitą kartą. Dar vieną dieną sodyboje, truputį tvarkamės, tu nueisiu, parodysiu, kaip tas krantas atrodo pavalytas. Aš jau buvau, ne kažką, reiks valyti dar daug kartų. Čia tvarka daroma. O čia įdėjau duris jau į pirtelę į sauną. Čia jau šitas stripukas atsirado, pasikabins žaliuzės, tik tai nenupirkau kabliukų. Čia boilerį jau pajunginėjo. Tai dar tvarkingai reikės tos vamzdelius kažkaip pravesti. Ir čia trūksta vienos jungties, kad sujungčiau. Ir viskas, čia bus kranelis ir čia užsidengs viskas. Tai va, iki dušo pajungimo liko jau visai nedaug, apart šulinį reikalai tą vandenį, kad išpompuot. Ir krantas pavalymo atrodo taip. Nu, tik pats krantas kažkiek geriau, kur yra smėlis. Gal kažkiek mažiau, bet nu vis tiek viskas vėl prisinešė. Vėl iš naujo reikės stumdyti viską. Nes kai susidrumščia vanduo, nieko nesimato. Dabar vėl matosi, vat, kaip yra. Ok, valysim toliau. Reikia gero kranto. Sveiki, dar vieną dieną sodyboje. Ką šiandien padariau? Namas jau turi vandenį, dar kol kas orinasi, testuoju, praleidinėju purviną vandenį. Bet žodžiu, namas jau turi vandenį ir pirtelė jau yra atvestas vanduo. Ir šulinį jau viskas sujungta.
Tik liko dar truputį sutvarkyti, bet jau veikia. Žodžiu, mini gręžinukas, kitaip vadinama adata. Čia ne kaip gręžinys, o kaip, nežinau, tiesiog vamzdis įeina į žemę, kažkur 15 metrų gylyje. Pastatysiu filtrą, pasidarysiu testą vandens, pažiūrėsim, kokia jo kokybė. Bet šiaip į kubilą jau buvom pripylę buvom, tai švarus vandenukas gražus. Ir parodysiu, ką čia pajungiau. Čia vaizdas toks. Dar vandens neatsakinėjau čia. Nes dar filtriuko jokio nesu pastatęs. Bet jau prie boilerio šiaip viskas pajungta. Liko filtriuką pastatyti. Ir dušas jau veiks. Tai valio. Šiandien padarytas didžiulis darbas. Turbūt seniai jau reikėjo tą vandenį padaryti. Elektrą turim, vandenį turim, nuotekas prakasę turim. Nu, elektros dar neturim name ir pavėsinė. Tai va dabar tokie darbai ir laukia toliau. Tai va, kol kas tiek. Šiandien padaryta daug darbų labai. Ir dar vieną dieną sodyboje. Šiandien pagaliau pajungtas vanduo duše. Tai jau vanduo bėga. Srovė, aišku, labai liūdina. Vienintelis trūkumas, kad maža srovė. Nežinau, ką reikės su tuo daryti. Kažkaip turbūt sureguliuoti hidroforą. Aiškinsiuosi, bet kol kas geresnės srovės išgauti nepavyko. Spaudimo kažkaip maža. Žodžiu, bet dar nepasiduodu, bandysiu toliau. Bet svarbu, viskas pajungta, paleista, atrodo gan sandariai ir gerai. Ką dar padariau, pakeliu einu, tuoj parodysiu. Pakabinau prie vaikų žaidimo aikštelės dar vienas supynės. Tai va, dar viena diena sodyboje ir dabar jau yra truputį updėtų, yra ką parodyti turbūt. Tai pagaliau baigiau su vandeniu, turbūt užknėsiau aš rodyti tą šulinį. Bet va, dabar viskas sujungta tvarkingai, apart laidai, liko laidus pajungti. Siurblys jau teisingai pajungtas. Ir vandens srovė atsirado didžiulė, radau priežastis kelias, tai buvo smulkmena, tai buvo tai, kad šiek tiek nesandariai pajungta ir vožtuvas buvo paėmimo per mažas. Tai čia smulkmena šitą išsprendžiau. Bet pagrindinė priežastis tai buvo čia užstrigęs, žodžiu, dabar nerandu tiksliai kuris, bet kažkoks va toks akmenukas. Iš tą vamzdį buvo čia užstrigęs, dėl to ta srovė buvo tokia. O dabar volia, visas apsitaškiau, bet srovė jau afigenai gera. O pirtelėje, kodėl buvo bloga srovė, tai nupirkau dušą, juodą ten va guli tas, kur rodžiau. Žodžiu, tai jisai ir buvo blogas ir pakeitėm į papigiai kažkokį už 30 eurų ir srovė pasidarė gera. Tiesiog brokuotas buvo dušo tas padavimas, kaip jisai vadinasi, nežinau, maišytuvas. Žodžiu, tą padarėm. Sekantis dalykas, einu parodyti, kas dar padaryta. Ir šašlykinė. Lauko terasiniai baldai kažkokie. O jau kampukas smagiau žiūrisi. Aišku, dar šitie turėtų kažkaip tai pasidažyti, pasikeisti, čia lentynėlės atsiras. Šitas medžiu apsikaus, dar vaizdas keisis. Stogas, aišku, dar darysis skardinis. Vakarai parodyti galės, kaip lemputė šviečia visai gražiai, tvarkingai. Tai vat, šitas stalas nežinau dar čia ką daro. Bet čia kažkokia grilio zona turės atsiras, turbūt stalas, kur komada atsiras. Žodžiu, dar tiksliai nežinau. O mūsų sodybos sargas, pasienio krantas. Ir, ką čia dar parodyt? Einu gal į pirtelę kažką parodys, kaip ten viskas atrodo. Dabar apsitverkė. Turim jau ne pirmuosius klientus, bet jau gal kokie ketvirti. Atvažiuoja vieni šiandien, kiti rytoj. Tai žodžiu, dar mėgamų vietų nėra pirteliai. Išskleidžiamas kažkoks tai lova, bet jau pradžia yra. Tai jau nuomoja po truputį netgi taip, kaip stovyklavietė, kaip ir planuota buvo. Nežinau, kas čia pasikeitė. Galbūt ir nelabai, bet jau tvarkingiau viskas atrodo. Šiukšliadėžė yra. Dušas jau su visokiais karnizais šitais ir pajungtas, srovė gera. Pirtelė jau plintus įsisidėjo, durys stovi vietoj. Čia apačioje pirtelė, nežinau ar matysis.
Visokie tokie dalykėliai, kad pirty būtų smagiau. Velnės lemputę perdegė, reikia pakeisti. Žodžiu, boileris pajungtas, šyla veikia, šiltas vanduo, srovė gera. Žodžiu, daug problemų išspręsta, viskas kaip ir normaliai. Judam ir jau nuo kitos savaitės prasideda toliau su namo statybom. Pagaliau radau, kas užbaigs padarys toliau. O dabar keli vaizdai iš drono. Paskraidom aplink sodybą ir parodom, kaip viskas atrodo iš viršaus. Kaip atrodo ežeras, kaip atrodo šis visas pusiasalis. Gerą žiūrėjimą.